Sveiki, čia yra Loreta Vaičaitytė, psichologė, hipnoterapeutė. Ir tiesiog gal norėjau šiek tiek pasidalinti apie žmogų ir gyvenimo principus vedančius į vidinę laisvę, ramybę ir išmintį, nes dauguma ateina ir prašo vidinės ramybės, labai daug nerimo, depresijos ir neramybės aplinkui. Tai tiesiog gal noriu priminti, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo įvaizdį, atvaizdą ir mes iš tikrųjų esame žiauriai galingi. Ne visi tą galę naudojamės arba labai retas naudojasi tą galę sąmoningai. Realiai mes turim labai didelį tiek kūrybinį, tiek naikinantį potencialą. Ir pirmiausia, viskas prasideda subtiliame lygmenyje, mūsų mintise ir mūsų jausmuose. Netgi energetiniam lygmenyje, ar ne? Tai iš tikrųjų, pažiūrėkite aplinkui. Kai mes patys neramus, ką mes kuriam aplink save? Ar mes kuriam, ar mes griaunam? Santykius šeimoje, santykius darbe, ką mes ėjame aplinkui? Ramybę ar daugiau įtampos? Realiai daug kas klausia, tai kaip tą padaryti, kaip tą pakeisti. Tad dalinuosi Don Miguel Ruiz 4 susitarimai, Toltekų išmintimi, kur kalbama apie 4 susitarimus arba principus. Ne? Pirmas tai yra nepriimkite nieko asmeniškai, žodžius vartokite nepriekaištingai. Antras, trečias, nedarykite prielaidų ir ketvirtas, visada darykite geriausia, ką galite. Ar ne? Tai gal pradėsiu nuo tų žodžių vartoti nepriekaištingai. Apie ką visą tai? Tai tiek mintis, tiek žodis, jis yra labai galingas. Jis gali žeisti stipriau negu kardas arba gali pakelti ir suteikti sparnus. Ar ne? Žiūrėkite, toli mums ieškoti nereikia. Kas vyko mūsų vaikystėje? Kaip dažnai mums tėvai sakydavo: tu šaunuolis, tu šaunuolė, super, aš tavim myliu, aš tavim žaviuosi, aš tavim didžiuojasi, kokia tu nuostabi, koks tu nuostabus. Wow, žinai. Turbūt daug dažniau mes girdėjom: paskubėk, ko čia kaip sraigė, ar ne, nefantazuok, neskraidyk padebesiais, ar ne. Tokios kritikos, tokio numenkinimo, pažeminimo, kad mūsų pasaulis, mūsų svajonės yra